Labas vakaras, mėly žiūrovai, visai netrukus Vilniaus riteriai priims Marijampolės kairiajame krašte rungtyniaus 5 numeris Žygimantas Baltik ir Aidijo Švilpukas. Petkevičius, jo smūgis, rikošetas ir matysime kampinį, jo prasiveržimas ir Momo perdavimas arčiau vartų. Sanoko nespėja prie kamulio, rikošetas, smūgis galva ir įvartis, muša įvartį Marijampolės Sūduva ir tą daro Nauris Petkevičius, bėga pas Sūduvos Sakalus Nauris Petkevičius ir praėjusiame sezone nežibėjęs Nauris Petkevičius iš karto 5-ąją mačo minutę išveda savo komandą į priekį. Pasižiūrėsime, galbūt tas impulsas ir padės Nauriui sužaisti gan panašų sezoną, ką jisai mums parodė Kauno rajono Hegelman komandoje, bet kuriuo atveju smagu seksis antruoju bandymu. Smūgis galva ir įvartis. Ten gali būti ir į savo vartus įsimušė Marijampolės Sūduvos žaidėjas. Pasižiūrėsime pakartojimą, bet Meinardas Mikulėnas jį puola sveikinti komandos draugai. Henrių Uzočiukų ten dar bandė traukti kamuolį, tačiau to nepavyko padaryti ir per kiek mažiau nei 7 minutės krito 2 įvarčiai. Dar kartą šios situacijos pakartojimas. Tačiau ten užtikrinta gynyba. Uzočiukų blokuotas jo smūgis, rikošetas, jis nespėja. Momo baudos aikštelėje ir pražanga ir čia faktas, geltona kortelė. Irgi šalia Baltrūnas, jo geras bandymas. Kamuolys skriejo į vartų plotą. Dar vienas kampinis, kur riteriai laimėjo oro dvikovą. Čia taisyklių ne, baudinys yra skiriamas Ignui Plūkui už pražangą prieš Nojų Stankevičių ir geltona kortelė rodoma Ignui Plūkui. Rokas Stanulevičius prieš Igną Plūką, 32 minutė ir oi, koks puikus smūgis. Rokas Stanulevičius išveda riterius į priekį, 32 minutę ir Igno Plūko klaidą verčia praleistų įvarčių. Na, tikrai atrodymus. Švystrys, jo smūgis. Plūkas, Mikulėnas ir vos įvarčio nepelnė. Jo perdavimas arčiau vartų, o kokia klaida Petkevičius. Perdavimas, smūgis ir 2-2. 2-2 pelno įvartį Marijampolės Sūduva. Kota Sakurai, legionierius iš Japonijos. Paskutinėmis sekundėmis net ir trečią pridėt. Net 4 įvarčiai. Dabar Momo su kamuoliu, baudos aikštelė. Sanoko, jo smūgis. Sidi Sanoko. Muša įvartį, pirmas Sūduvos ataka. Štai taip, labai viskas efektingai ir Marijampolės Sūduva pirmos savo. Sanoko, puikus perdavimas. Pirogovas, 4-2. Maksimas Pirogovas. Štai taip, muša įvartį. Ir koks puikus ten buvo Sidi Sanoko perdavimas. Baudos aikštelės prieigose jis turėjo, na, tikrai neatleistinai daug laiko ir atliko puikų perdavimą. Maksimas Pirogovas išvengė nuošalės. 49 minutę pelnė savo 4. įvartį ir Stevesas turi nemažai erdvės. Jo perdavimas arčiau vartų, smūgis galva, Plūkas traukia ir ne, pražanga užfiksuota. Joms rūpesčių Estevesas arčiau vartų. Atšoka kamuolys, ar bus smūgis, smūgis yra ir įvartis. Jakubas Vavšikas. 3-4 iš riterių perspektyvos, 71 minutę pelnė įvartį ir ten neapsižiūrėjo Sūduvos gynyba, perdavimas į baudos aikštelę. Dara, jo perdavimas arčiau vartų, atmušamas kamuolys ir Beneta. Vos nepelsonas arčiau vartų. Atšoka kamuolys, Stankevičius kamuolio nesekė ir gaudo kamuolį, ar bus paskutinis šansas. Tolimas perdavimas į priekį ir ne. Triumfuoja Marijampolės Sūduva, galbūt ne tokiu stiliumi, kokiu norėtų, bet pergalė yra pergalė. Ir sveikinimai Donatui Vencevičiui.